Tai man pasirodė paradoksalu, galbūt aš ne iki galo supratau, reiškia tas dalykas, kad viena vertus mes per emocijas pažįstam pasaulį, patiriam jį, bet kita vertus per tas emocijas ir energija kaip ir išeina. Tai kaip suderinti šitą tokį, atrodo, kad emocijos yra tas objektas, kuris mums ir leidžia pažinti pasaulį, bet kartu ir per jį mes išsitaškom. Tai mes, aš suprantu, kalbam apie tik negatyvias emocijas, jau kitokių emocijų mes nebežinom, kas tai yra, ne? Nes išsitaškom tik per negatyvias. Gal ir džiaugsmas mums irgi kažkaip tai gali išderinti, jeigu jo... Džiaugsmas iš mūsų energijos kaip sako, niekur neišsitaško. Nuo džiaugsmo jūs padarot kitokią vibraciją aplinkoje ir jums grįžta energija. Todėl, kad tas šaltinis, gyvybės šaltinis, kuris, žmogaus sukūrime dalyvavo ir dalyvauja jo gyvybės palaikyme, tai nusiteikęs į sukūrimą ir gyvybę, suprantat, o ne į destrukciją. Destrukcija jau yra iš kito, komponentas kitoks. Tai ir yra atitolimas nuo to šaltinio gyvybinio. Jeigu mes norim naikintis, mes tolstam nuo šaltinio, reiškia. Ir ten mūsų energija mažėja. Jeigu jūsų tom vadinamom emocijom, kurios į gyvybinę šaltinio būtent priklauso tą periferiją, tai ten jie kaip tik didėja. Jūs labiau, arčiau esat, suprantat, arčiau šviesos visada šilčiau. Šiaip, jeigu ir toliau nuo šviesos šaltinio šaltėja. Tai va čia apie tai kalba eina, žiūrint, kokios emocijos. Taip, žmogui yra jų visokių, visas spektras. Bet jam ir yra patariama neužsisėdėti ant negatyvių emocijų. Kad ir kiek jų bebūtų, neužsisėdėti. Jas kuo greičiau vyti ir vėl aktyvintis, kaip sakoma, savo tą vadinamą prisijungimą prie gyvybės šaltinio. Tai reiškia vėl atsistatymas, greitas atsistatymas ir kuo toliau, tuo greitesnis. Tai nereiškia, kad pas jūs nebus niekada negatyvių emocijų. Tai reiškia, kad jūs greitai jas pašalinsit, greitai persijungsit į kitas. Va čia yra svarbiausia. Tada energijos kiekis nemažėja tiek sparčiai, kiek, sakykime, jis turėtų mažėti, jeigu mes destrukcijos kažkokios bangos. Kitas momentas, ne visai dar ir apie energiją kalba eina, o dar eina kalba apie psichiką žmogaus, apie žmogaus organizmą. Žmogaus organizmas pastoviai būdamas įtampose ir negatyvė, jis pradeda sirgti. Realiai net fiziškai. Neskaitant, kad tos blogos pastovios emocijos jau vargina psichiką, nervų sistemą visą silpsta ir automatiškai imunitetas silpsta, atsiranda ligos visokiausios. Tai dėl to yra patariama žmogui neužsibūti negatyviuose emocijose, neužsisėsti tik ant destruktyvios bangos ir ant pykčių visokių ir ant visko, o kraštytis kaip nors visokiom priemonėm įmanomom, kokiais jis tik tai žino, kad šito, kaip sakoma, arba to vengti, arba tada jau eiti į, sakykime, greitai atsistatymą, tą persijungimą, kažkokio dėmesio koncentracijos perjungimą, kad yra ir gerų dalykų. Ir kiekviename, netgi blogyje, mes vėl ieškom kažkokio išgyvenimo šaltinio ir vėl, kaip sakoma, kaip nors išsisukti, kaip nors išgyventi ir kaip nors, ta prasme, prisitaikyti netgi prie esamų sąlygų. Kokios jos bebūtų. Tai vat apie tai eina kalba daugiau. Ne emocijos žmogui, kaip sakoma, kenksmingos. Jis per emocionavimą jis pažįsta. Bet jis turi išsitreniruoti savo sistemą, kad pažintų tas emocijas, kad pažintų savo reakcijas, kad jisai galėtų pats vadovauti procesui. Taip, noriu išsitaškyti. Tai ten, kur žinau, kad išsitaškysiu konkrečiai. Taip jau gana, viskas įsitaškiau, jau tokių nebereikia, blogai jau. Tai tada ten, kur žinau, kad atsistatysiu ir greitai. Bet tas žinojimas būtinas yra dalykas, kad žmogus turi žinoti apie tai. O nesakyti, kad nežinau, kažkas čia su manim automatiškai darosi, tai blogai, tai gerai. Automatiškai nesidaro. Tai yra tam tikra nusistovėjus struktūra, kuri turi savo, kaip sakoma, komplektaciją. Toks reakcijų modelis stovi padėtas. Jis nukopijuotas iš šeimos, iš draugų, iš kinų visokio, iš knygų, iš visko.
Tai vat šitą reikia persižiūrėti. Ką aš čia prisikopijavau dabar? Ar tie failiukai pas mane dabar, vat jie, kaip sakoma, padeda man gyventi geriau ar nelabai padeda? Tada persikomplektuojam tos failiukus. Kitaip mes jeigu nematysim savo emocijų, arba bandysim neemocionuoti. Nu ką tai reiškia bandyti neemocionuoti? Struktūra žmogaus tokia, jis automatu emocionuoja. Nėra kitokios. Arba jis jau kažkas jam sutrikimas, kaip sakoma, kažkoks, kad jis sėdi kaip daržovė ir nieką neberiguoja. Tai čia jau viskas blogai. Bet vėlgi, su ta pačia gyvybės energija, tai toks dalykas, kad jeigu mes ant negatyvių emocijų, mes ją netenkam, jos netenkam, iš tikrųjų viskas blogėja. Jeigu ant pozityvių emocijų niekas nepasikeitė, tas pasaulis toks kaip buvo, taip ir yra, suprantat. Bet vien emocionavimo tas nusiteikimas, jis jau sudaro jums sąlygas, kaip sakoma, kauptis energiją. O kur mes ją išleisim, čia mūsų, kaip sakoma, vėlgi pasirinkimas. Mes galime ją išsitaškyti ir nieko daugiau gero nenuveikti, tiesiog išsitaškėm ir parėjom savo. Nučiuptėjau, kur nors padalyvauja kokie nors įvykiai. Arba mes galim sukaupę tą energiją panaudoti įvairiais tikslais. Tiek kažkam padėti, tiek kad ir savo tobulėjimą ir dar ką nors, čia kas kur. Žmonės šiaip be energijos serga, tai jau vien tik tais tas jau pliusas yra. Nors nesirgsi tada, jeigu pakankamą kiekį turėsi. Žodžiu, ne visos emocijos taip, kad mes taip apsikeičiam emocijom, apsikeičiam kažkokiam, sakykime, patirtim, dar kažko bendraudami su kažkokia aplinka. Vėlgi žiūrim su kokia aplinka. Jeigu jūsų ta aplinka tokia, kad pabendravot ir jaučiatės išsunkti, nu, faktas reiškia labiau negatyvinė aplinka ir, nu, jų ko gero, žinot, jei reikia daugiau energijos, negu jūs turit, greičiausiai, tai jūs turite dar greičiau kaupti ją tada, jeigu norit jūs jai padėti kažkaip. Bet jeigu jį kur nors prisijungus ir ten pastoviai nutenkina ją, sakoma, išsitaško, gavo iš jūsų, o gerai, viskas, nubėjau, kad ten kažkur sudalyvavo, išsitaškė ir grįžo vėl, o jau viskas dabar jau blogai, paskutinioji. Ir jūs vėl, žinot, porciją atnešat. Ir vėl tą čiuptą porciją ir vėl nusinešė, vėl išsitaškė. Nu, bet po labai daug kartų suprasit, kad, nu, čia beviltiškas reikalas jau. Tiek beduosi, tiek jau nėra. Tik tai laikas greitėja, per ką nėra. Va čia va šitoje vietoje jau tada įpročius reikia keisti. Kodėl išsitaškau, kur aš išsitaškau? Ir tokiu atveju mes matom, kad konkrečiose situacijose, konkrečiose reakcijose. Ir tada, kai yra negatyvios emocijos. Kai pozityvios emocijos niekas neišsitaško tarp kitko. Jie kaip tik jaučiasi pasikrovę, nes tai rezonuoja su gyvybės šaltiniu, gyvybės, o ne mirties. O kai mes rezonuojam su mirties ir su nykimo, dematerializacijos šaltiniu, tada mes taip užsiveliam, taškomės. Tai vat visi, kas taškosi, sakyti, kad jie prisijungia prie šviesos jėgų ir prie to šaltinio gyvybės, nu žinot, nu ką jam galiu pasakyti? Nieko. Todėl, kad jam taip atrodo, bet jūs tai žinot, kad ne. Nesvarbu, kokiu pretekstu jūs išsitaškytų, tai yra jau ne tas šaltinis, suprantat, jau aišku viskas, kad bus žemyn ir galo visai nieko gero. Tai va šitie momentai, jūs turite juos atskirti, kur kas sekina energiją, kas ją papildo arba jos, kaip sakoma, bent jau kiekis jisai pakankamas. Sekinančių energija dabar pas mus pridėta tiek visur, kiekvieno kampo ir gražiai pavadinta, tarp kitko, čia tikrai marketingas padirbėjo. Tai žmonės ant tos skambių pavadinimų užlipa, o ten grėblys toks kiekvieną kartą, nes tai tas. Ir kad visi tai darytų daugiau masiškai, tai savaime suprantama, visas šitas procesas dar ir pademonstruojamas viešai, kur nors aprašomas, išaukštinamas, kur nors parodomas ir nupiešiamas, kaip matot, kaip reikia gyventi, iš tikrųjų gyvenkit, kopijuokitės. Ir visi kopijuojasi, tie, kas nesupranta, jie kopijuojasi. Kopijuojasi automatu netgi kartais. Nesuvoktami, kad jau nusikopijavo, pažiūrėjo, jau nusikopijavo, jau šiek tais žodžiais net kalba, kaip ir laida buvo.
Kaip sako, tie jau jaučiasi, viskas jau, sėdi tas virusas jau jo galvoja, jau visais dabar tvarką daryti, pasaulį pakeisti, dar ką nors, kovostoji su visais ten. Ir ką mes matom? Energijos nuosmukį, iš karto. Ir jisai vat, jau, sakoma, paruoštas tolimesniam destruktyviam gyvenimui. Toliau gali eiti ir kitus užkritinėti šito viruso. Bet gražiai žodžiais, jeigu dar papasakos, tai jie net patys nusikopijuos, nereikės net užkritinėti, kaip sako, per atstumą pasigaus. Tik tai pavadinimą pritaikyti reikia. O pavadinimą mes turim pritaikyti, iš tikrųjų. Ir pagalba tai vadinam, ir kuo tik nori. Ir visokiais pilietiškumais, ir daugybė visokių pavadinimų, kurie visai ne apie tai yra, bet jau seniai pripratinti žmonės, kad čia jau apie tai. Kad čia jau norma. Vat tada, kada pasikeitė tas, reikėjo šitą pastebėti. Ne visiems šitą įtaigą veikia. Ir aš jūs bandau išmokyti, kad ant jūsų šitą įtaigą neveiktų. Tai bus geriausias momentas, kai jūs pamatysite, kad šitą įtaigą ant jūsų neveikia. Ir jūs viską labai gerai matot ir suprantat.